Antroji psalmė. Kodėl niršta gentys, kodėl tautos veltui maištauja? Žemės karaliai rengėsi mūšiui ir valdovai išvien tarėsi prieš Viešpatį ir jo pateptąjį. Veržkimės iš jų jungo grandinių ir nusikratykime jų pančių. Bet aukštybių soste sėdintis juokiasi, Viešpats tyčiojasi iš jų. Paskui jis prabyla jiems įniršęs, keldamas baimę savo pykčiu. Juk aš pasodinau soste savo karalių ant Siono, savo šventojo kalno. Aš paskelbsiu Viešpaties įsaką. Viešpats tarė man: Tu, mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau. Prašyk manęs ir padarysiu tautas tavo valdomis, o visus žemės pakraščius tavo nuosavybę. Geležies keptru gali joms kirsti, kaip molio indus į šukes daužyti. Tad supraskite, karaliai, būkite įspėti, žemės valdovai. Tarnaukite Viešpačiui pagarbia baime, drebėdami reikškite pagarbą, kad jis neįnirštų ir kelyje nežūtumėte, nes jo pyktis ūmus. Laimingi, kurie prie jo glaudžias.